Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video aš jums trumpai papasakosiu apie tai, jei norite atsikratyti per vasarą priaugtų kilogramų, nedarykite šių paprastų klaidų. Tai vėlgi, dažniausiai vasarą mes atsipalaiduojame, šiek tiek daugiau praleidžiame laiko prie ežero, nepaplanuojame savo mitybos, galbūt nueidame į vakarėlius, visokiausius sutikimus, ten šiek tiek padauginame alkoholio ar šiaip kažkokios skanaus maisto, ar vyruoja gimtadieniai, daug keliaujame. Nesugebame taip pat teisingai pasiplanuoti tos mitybos ir ką tada daryti, kad mes žymiai greičiau sugrįžtume į tas buvusias savo formas ir nebedarytume tų klaidų, kurias darėme vasarą. Tai viskas yra labai paprasta, stengiamės susidaryti mitybos racioną, kurio galėtume laikytis visą savaitę. Tai reiškia, išlaikome discipliną, reiškia, valgome apie 3-4 kartus per dieną, valgome mėgstamą maistą, laikomės disciplinos, atliekame nuoseklius veiksmus, kurie veda mūsų tikslo link. Ir tų veiksmų laikomės diena iš dienos. Tai būtų toks pirmas patarimas, kokios klaidos nedaryti, tai turėkite discipliną, neturėjimas disciplinos nepadeda pasiekti įsikeltų tikslų. Tada neskurkite per didelio kalorijų deficito. Tai vėlgi daug šneku visą laiką apie tą kalorijų deficitą, bet jeigu jūs tik grįžę po vasaros vėl iš karto smarkiai save užspausite, tas rezultatas gali būti nežymus, nes būtent tas didelis kalorijų deficitas neleis jums sukurti ilgalaikio kalorijų deficito ir jūs, jeigu sukurite pradžioje didelį kalorijų deficitą, pradės kamuoti tos jojo dietos, nusivilti sami ir vėl ta kūno kompozicija bus tokia, kokia turi būti. Tada vėl trečia ta klaida, nesuvalgote pakankamai baltymų, tai stenkitės pradėjus laikytis dietos valgyti pakankamai baltymų, daug baltymų, stenkitės, jeigu pavyks valgyti 2 gramus kūno kilogramai baltymų, tai jūs padarysite tokį didelį gerą savo darbą, būsite sotus, laimingi ir gerai atrodysite, tada nepereikime iš karto sportuoti ir pradėkime sportuoti po truputį. Tik po vasaros grįžus nereikia mums iš karto bėgti sporto salę, ten 7 kartus per savaitę sportuoti, užtenka 3-4 kartai lengvas treniruotis, kol įeinate į geresnę formą, paskui padidinti savo fizinę krūvį ir taip po truputį jūs tobulėjate ir pasiekite puikių rezultatų. Tai tada dar ką galima pasakyti, tai po vasaros atsitvarkykite tą miego režimą. Tai vėlgi stenkitės skirti miegui nuo 7 iki 9 valandų per parą, tam, kad vėlgi atsistatytų jūsų organizmas, sumažėtų tas saldumo poreikis, turėtumėte pakankamai energijos ir tiesiog mėgotės gyvenimu, nes gyvenimas yra geras, kai išmiegame pakankamai laiko, tai pasirūpinkite miego, kaip jeigu reikia pradėti vartoti papildus, galite nusipirkti GABA, melatonino, magnio, glicenato, glicino, tada valerijono žolelių, yra ir kitų papildų, bet čia tokie pagrindiniai, kurie dabar taip buvo liežuvio, kurie jums galėtų padėti, tai jeigu turite miego problemą, tai pabandykite šios papildus ir kokią dar čia jums klaidą, tai pasakyti, tai tiesiog mėgaukitės procesu, visko per greitai negreitinkite, nes vėlgi tas geriau nuoseklus ilgalaikis progresas negu iš karto ir paskui sustabdys ir pasiduoda. Tai toks trumpas video būtent apie tai, kaip galite paprastai atsikratyti priaugtų kilogramų po vasaros sezono, nedarant pagrindinių klaidų ir kaip daryti. Tai tikiuosi video buvo naudingas, užvedė ant kelio šiek tiek, o jeigu jums reikia papildomos pagalbos ar norite įsigyti kažkokį receptų rinkinį, kuris padėtų planuoti tą mitybą, tada praturtintų mitybą įvairiais kitokiais visokiausiais receptais, tai drąsiai galite parašyti asmeninę žinutę, nuspręsime, ką turite daryti tam, kad tie tikslai būtų pasiekti žymiai greičiau, efektyviau ir nedarant klaidų. Ir ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas ir pasimatysime kitą kartą. Iki greito, mielieji. Laimingai.